Ir klausimas atrodo taip: "Sveiki Šarūnai, mes su žmona jau 2 metus kartu, susituokę virš metų. Nežinau, kas atsitiko, bet jau mes 3 mėnesiai, jau 3 mėnesiai ji nenori mylėtis, sako, kad skauda galvą, ką galite patarti?" Tu papuolei, tau į konsultaciją. Nes reikia aiškintis, kame reikalas, bet, moteriai užsidarė širdis. Kodėl? Ar susipykot, ar jinai labai pyksta ir uždarė širdį? Nes kai užsidaro širdis, žmogui užsidaro ir širdies apačia. Toliau kitas dalykas, a, gali būti, kad išlindo tavo charakterio spragos, brolau, ir gali būti, kad iš tikro tau teks atlikti augimo darbą iš berniuko į vyrą. Nes tai yra klasikinis scenarijus, kurį reikia tikrintis, kame reikalas. Aš tiktai atsakinėju bendrais bruožais, nes tai yra konsultacijų klausimai, o ne atsakymų onlainu. Bet, pagrindinis momentas reikia žiūrėt, gal esi geras vyrukas, gal neturi ribų, gal nemoki tvarkytis su savo moterim, užlipa ant galvos ir viso gero. Tai vat tokia pora momentų, ką aš galiu patart, bet pas specialistą reikia tvarkytis. O gal tau paprasčiausiai, skauda galva, gal su sekso inicijavimu pas tave problemos. Lygiai taip pat tai yra dažniau vyras turėtų inicijuoti tuos dalykus. Bet skauda galva, reikia žiūrėt, gal moteris yra depresijoj, nes gali būt, kad labai rimta problema, pavyzdžiui, kas nors iš artimųjų mirė, neduok dieve. Arba neteko darbo, arba kažkokia gyvenimo krizė. Todėl, tai yra reikia prasižiūrinėt taškus klasikinius ir tai sprendžiasi vienokiu ilgu arba trumpuoju būdu, dažniausiai ilgesniu. Ir yra 2 variantai, jeigu tai yra nuoskaudos klausimas, arba jinai, tai yra jos problema, arba brolau tavo. Nes, aš turiu, pavyzdžiui, vat čia prieš porą dienų dirbau su moterim, kurią vyras damušė per 10 metų ir jinai pradėjo paprasčiausiai jau nutylėt savo skausmus, nuoskaudas. Po 4 metų tokio vat pakeitimo strategijos pora iširo. Ir, aš paklausiau, kodėl, taigi veikė prieš tai, viskas gerai. Sako, nu užkniso, jo nepatenkintas veidas ten taip toliau. Ir, tas nepatenkintas veidas yra dažnai pas vyrą todėl, kad jisai nesupranta, ką su tuo daryt. Mūsų niekas nemokė, brolau. Am, jeigu nuoskaudos, tai pakankamai neblogai čia galima išsisukt. Nereikės 10 metų dirbt. Net ir metų gali nereikėt.